japonų mokslininkas Barudi taikliai pastebėjo, kad įvairiausi lygų pavadinimai nieko nereiškia. Svarbiausia, kad visų jų priežastis yra organizme susikaupusios rūgštinės atliekos. Geros sveikatos ilgamžiškumo paslaptis ir glūdi tame, kad organizmui padėti neutralizuoti ir pašalinti šias atliekas. Žinome, kad rūgštis geriausia neutralizuoja šarmai. Organizmas šarminės medžiagas gali gauti tik su maistu ir su išgeriamais skysčiais. Jis pats šarmų negamina. Tačiau žvilgterkime, ką mes valgome. Mūsų kasdieniniai maisto produktai tai mėsa, žuvis, baltyminis rūgštinis maistas. Mūsų išgeriami skysčiai, gėrimai tai dažniausia kava, gazuoti nealkoholiniai gėrimai ir labai mažai natūralaus vandens. Taigi, šių taip reikalingų šarminių medžiagų labai dažnai organizme trūksta. Trūkstant šių medžiagų, organizmas jas skolinasi iš kaulų. Tai sudaro prielaidas osteoporozės susirgimui. Taip pat skolinasi kalį, magnį iš raumenų, taip pat ir iš širdies raumens. Visą tai gali išaugti širdies veiklos sutrikimus. O štai šarminėme vandenyje pH 9,2. Tai reiškia, kad šarminėme vandenyje yra stipri šarminė terpė. Ir jame pasibaigus elektrolizei lieka tik tai šarminių metalų – kalcio, kalio, magnio ir natrio jonai. Organizmas visas medžiagas geriausiai įsisavina būtent jonizuotoje formoje. Todėl pastoviai geriant šarminį jonizuotą vandenį, šie lengvai įsisavinami šarminiai metalų jonai labai padeda efektyviai neutralizuoti organizme susikaupusias rūgštines atliekas. Tokį vandenį gerti po 30 ml vienam svorio kilogramui. Vidutiniškai tai reiškia, kad per parą mes turime išgerti 1,5–2 litrus vandens. Paprastai tai yra visuotinai priimta rekomenduojama vandens išgerimo norma. Jinai pilnai tinka ir jonizuotam šarminiui vandeniui. Paprastai yra rekomenduojama išgerti pirmąją vandens porciją į stiklinę, 2 stiklinės atsikėlus iš ryto, kaip žmonės sako, ant tuščio. Ir tai turi būti 30 minučių prieš valgį. Sekantis gerimai gali būti praėjus maždaug 2 valandos po valgio. Gerti reikia reguliariai, nelaukiant, kol pajusime troškulį. Kaip rodo kai kurių mokslininkų tyrimai, mes pajaučiame troškulį tada, kai jau organizmui trūksta 1% vandens. Todėl, norint, kad mes būtume sveiki ir gražus, turime tiek kokybišką paprastą vandenį ir ypač jonizuotą šarminį vandenį gerti pastoviai, kad sugebėtume įtilpti į tą rekomenduojamą 2–2,5 litro normą. Pagrindinis visų sveikatingumo priemonių tikslas yra padėti organizmui pašalinti tas rūgštines atliekas. Štai čia mano nuomonė ir glūdi pagrindinė jonizuoto vandens panaudojimo paskirtis. Būtent užkirsti kelią lygom, lygų prevencija, profilaktika. Juk svarbiausia yra ne tai panaudoti įvairius, kad ir pačius moderniausius vaistus lygos gydymui. Svarbiausia yra nesusirgti. Kaip jūs dažniausiai plaunate daržovės? Tiesiog pakišate po čiaupu ir viskas? Manote, kad nuplauna daržovės gerai? Ar taip yra iš tikrųjų? Patikrinkime. Štai pomidorai pirkti prekybos centre. Juos sudėkim į vieną indą. Ir užpilkime vandeniu iš čiaupo. Paimkime lygiai tokius pat pomidorus, sudėkime juos į kitą indą ir užpilkime jonizuotų šarminių vandenį.
Kol mirks mūsų pomidorai, parodysim dar kai ką. Štai čia turime sezamo aliejaus. Įlašinkime jo šiek tiek. Ir vieną ir į kitą stiklinę. Į vieną stiklinių įpilkime vandentikio vandens. Žiūrėkite, kas vyksta su aliejum. Jisai netirpsta. Ir į kitą įpilkime jonizuoto šarminio vandens. Jam net nereikia tirpti, jis tiesiog putoja. Nuostabu, šis eksperimentas dar kartą įrodo, jog jonizuotas šarminis vanduo valo jūsų organizmą iš vidaus. Na, o dabar pažvelkime, kaip laikosi mūsų pomidorai. Išgrėpime pomidorus, kurie mirko vandentiekio vandenyje. Ir išgrėpkime pomidorus, kurie mirko jonizuotam šarminėme vandenyje. Pažiūrėkime, kas liko vandenyje. Skirtumas akivaizdus. Taip yra todėl, kad jonizuotas šarminis vanduo nuplauna nuo pomidorų pesticidus, kuriais jie yra purškiami, kol auginami. Kai pradėjau plauti juos šarminiu vandeniu, supratau, kodėl anksčiau aš jų nevalgiau. Skonio skirtumas akivaizdus. Jie net kepa pomidorais. Plaudami daržovės jonizuotų šarminiu vandeniu ne tik nuplausite pesticidus, tokios daržovės ilgiau išliks šviežios. Žinote, jonizuotas šarminis vanduo pagerina medžiagų apykaitą. O jeigu medžiagų apykaita pagerėja, vadinasi, organizmas yra geriau aprūpinamas maistinėmis medžiagomis ir iš organizmo lengviau yra pašalinami toksinai. Ir net nesilaikant jokių alinančių dietų, žmogus gali atsikratyti nereikalingo antsvorio. Parodysiu, kaip tai veikia. Štai, paimkime paprastos arbatos pakelį, juodos arbatos, jos galima įsigyti bet kuriam prekybos mūsų centre. Išpakuojam. Ir užpilkime paprastų vandenių iš čiaupo, kambario temperatūros. Matote, vanduo spalvos dar nekeičia. Paimkim dar vieną tokios pat arbatos pakelį. Ir jį užpilkime šarminiu vandeniu. Tada tą patį pakelį perdėkim į sekančią stiklinę ir vėl užpilkime šarminiu vandeniu. Nereikia net ilgai laukti, kad arbata atiduotų savo savybės vandeniui. Tada tą patį pakelį įdėkime į dar vieną stiklinę. Dabar tą patį pakelį užpilkime vandeniu iš čiaupo. Kaip matot, vanduo nebekeičia savo spalvos, tada tą patį pakelį dedame į dar vieną stiklinę. Užpilame vėl šarminiu vandeniu. Kaip matote, vanduo vėl pakeitė spalvą. O štai stiklinėje, kur pakelį įmerkėme dar eksperimento pradžioj, vanduo spalvos praktiškai nepakeitė. Taigi paimkime tą patį pakelį ir įdėkime į dar vieną stiklinę ir vėlgi užpilkim šarminiu vandeniu. Kambario temperatūros pabrėžiu. Kaip matote, šarminis vanduo geriau ištraukia iš arbatos jos savybės. Taip yra todėl, kad jonizuotas šarminis vanduo geriau prasiskverbia pro ląsteles ir taip gerina medžiagų apykaitą. Taip kaip jonizuotas šarminis vanduo ištraukia arbatos savybės, taip iš mūsų organizmų ištraukia toksinus. Taigi, aš jau jums parodžiau, kokios 4 pagrindinės jonizuoto šarminio vandens savybės grąžina mums sveikatą. Neigiamas oksidacinis redukcinis potencialas, šarmingesnė pH reikšmė, mažesni molekuliniai dariniai, mažesnis paviršiaus įtempimas, ko pasekoje geriau įsisavinamos maistinės medžiagos.